Kaip saulėlė vėl, atkuldama Budinos vietą, tai Donelaitis ir Mažvydas iš Karaliaučiaus kraštų atskubėjo broliams ir seserims papasakoti apie nuveiktus darbus, išleistas knygas. Labas, Martynai. Labas, Kristijonai. Gal gali ką nors papasakoti apie save, ką esi gyvenime nuveikęs, nes yra tokių žmonių, kurie ir nežino apie tave. Aš gyvenau 16 amžiuje. Parašiau pirmą lietuvišką knygą Katekizmas. Tenais buvo tik tais mažiukai knygutė, 79 puslapių. Bet joje buvo įdėta labai daug svarbių dalykų. Lotyniškas ketureilis, lotyniška patarmė, eiliuota lietuviška patarmė, nedidelis elementorius, 5 dalių katekizmas, 11 giesmių su gaidomis. Aš savo vardo ir pavardės nebuvau knygoje parašęs, aš savo vardą ir pavardę buvau achrostikavęs, bet lenkų mokslininkas 20 amžiuje išsiaiškino achrostiką ir sužinojo mano vardą ir pavardę. O ką tu nuveikė, Kristijonai? Aš esu parašęs garsią poemą Metai. Poemą Metai sudaro 4 itin didelės dalys. Pirma dalis – pavasario linksmybės, vasaros darbai, rudens gėrybės ir žiemos rūpesčiai. Taip pat esu parašęs ir 6 pasakėčias. Taip pat esu ir kunigas, ir esu padaręs fortepijoną, laikrodį ir jeigu manęs nebūtų, aš nežinau, kaip šiais laikais vadintumėt laikrodį. Tai daug ką nuveikit. Tai labai. Pas mane buvo, tų knygų buvo padaryta 200-300 egzempliorių, bet liko tik tais 2. Lietuvoje, Vilniaus universitete ir Lenkijos universitete. Aš gyvenau Lazdynėlių kaime Karaliaučiuje. Mano tėvai buvo laisvieji valstiečiai. Jiems nereikėjo eiti flašo, tačiau reikėjo mokėti karaliui mokesčius. Mano šeima buvo itin didelė. Tėvas greitai mirė, o mama liko su 8 vaikais. Aš įstojau į Karaliaučiaus universitetą, vėliau dirbau kunigu, taip ir gyvenimas praėjo. Aišku.